palaikymas padėjo. Ir dar galiu papasakoti, šitas daiktas irgi turi istoriją. Beje, nežinau, va dar biškai pasakysiu. Aš kodėl, kai dainavau, tai mes pasaulis, taip nesijaudinau. Ir labai man dabar gėda, nes, negaliu, labai balsas tremėjo. Tai va, o šitas daiktas turi istoriją, aš jį gavau dovanų labai seniai. Man jį padovanojo vyras gal prieš kokius, nežinau, 7 metus. Tai kai jis man padovanojo, sakau, tu tikriausiai išpratėjai, kur aš įdėsiu, sakau, kur aš čia su juo dainuosiu. Tai jis sako, gal praversk. Tai sakau, tai jeigu aš namie dainuosiu, tai man dabar jau kaimynai iš pirmo aukšto skambina ir klausia, ar čia aš dainuoju. Tai jeigu aš dainuočiau su šituo daiktu, tai greičiausiai jie nelabai gerais ketinimais pradėtų man skambinti. Tai, bet vienu žodžiu jis buvo teisus. Tai va čia šito daikto debiutas šį vakarą, nes jisai taip ramiai gulėjo daug metų spintoj. Ir dabar pagalvoju, kad ko gero vyras daugiau gal manyje matė negu aš savyje. Tai, žodžiu, nežinau dar, kur aš toliau būsiu, nes dabar va kai baigiam tuos savo legendinius projektus reikėtų kaip ir kažką toliau užsibrėžti. Tai iš tikrųjų, va šitas truputėlį mane gazdina, nes aš neįsivaizduoju, kur aš noriu būti dar. Bet noriu visiems ir tuo pačiu ir savo palinkėti, kad vis tiek nenustokit svajoti. Ir svarbiausia, nenustokit stengtis tų svajonių paversti realybę. Tai ačiū Jums.